Kodėl automobilio vairuotojas uždirba 800 eurų, o lėktuvo pilotas 8000 eurų? Vairuotojų galima įsidarbinti vos išlaikius automobilio teisės. Nieko daug papildomai išmokti nebūtina. Siūlomas atlyginimas Lietuvoje yra nuo 800 eurų per mėnesį. Tuo tarpu net ir pradedantieji pilotai, turintys mažai skrydžių patirties, patenka į geriausią Lietuvoje apmokamų specialistų trejetuką. 2018 m. Sodros duomenimis piloto atlyginimas siekia vidutiniškai 4033 eurus. Patyrusių pilotų dirbančių aukštesnėje pozicijoje atlygis dar didesnis. Nuosekliai dirbant kapitonu galima tapti per 5 metus. Šios pozicijos piloto alga per metus siekia iki 185 000 eurų. Tai yra apie 15 000 eurų per mėnesį. Visgi, tapti pilotu pasiryžta ne kiekvienas. Vienus kandidatus atbaido keliami aukšti reikalavimai. Kitus išgąsdina didelė studijų kaina, kuri gali siekti ir 100 000 eurų. Pilotai norintys dirbti šį darbą privalo įgyti licenciją. Tam reikia įgyti daug žinių ir įgūdžių, kurias būtina nuolat atnaujinti. Pilotai kas pusmetį grįžta į mokymų centrą pasikartoti savo žinių ir įgūdžių pakartotiniuose kursuose. Norint tapti pilotu, reikia ne tik atitikti formalius reikalavimus, bet ir įrodyti, kad turi tinkamų gebėjimų šiai profesijai. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip didelis investavimas į savo žinias bei įgūdžius yra būtinas siekiant didesnio darbo užmokesčio.